kuriame telpa visas gyvenimas. Mums teliko paskutinė pamoka. Judėti laisvai ir keliauti galime tik tada, kai žinome, kur prasideda ir baigėsi mūsų ribos, kada patys jas galime peržengti ir kada jas leidžiame peržengti kitiems. Štai ir viskas. Dabar girdite tik mano balsą, manęs ten apačioje jau nebėra. Šiuo metu vėl sėdžiu prieš veidrodį ir vėl ruošiuosi naujam spektakliui. Tik jau naujomis mintimis, jau kitaip pažinę save. Apačioje spalvotomis pėdomis tipena mūsų draugai, o šis didelis popieriaus lapas tai mano, tavo, visų mūsų asmeninė erdvė, mūsų asmeninis pasaulis. Dalis jo saugoma tik savo, dalis skirta visiems, tarsi neutralūs vandenys. Išplaukti iš jų į kito uostą galime tik sulaukę kvietimo. Malonaus pasiūlymo ateiti, būti šalia, draugauti. Ir kuo daugiau laivų atplaukia ir grįžta, to uostas tampa atviresnis, didesnis, turtingesnis. Tuo ryškiau šviečia to uosto švyturys, tuo dažniau jo dairomasi audroje. Nes tik puoselėdami šviesą viduje, galėsime ją dalintis su kitais. Nes šviesa yra gyvybė. Šviesa yra esmė.